Su jumis sveikinasi laida Alternatyvus požiūris. Nuo šiol kas antrą antradienį supažindinsime jūs su įvairiausiomis teorijomis, kurios prieštarauja mūsų standartiniai ir daugeliu atveju stereotipiniai pasaulėžiūrai, sąmoningai skiepijimai per auklėjimą, mokslą ir religiją. Ši laida nėra tradicinė informacinė laida, kurioje žiūrovas sausai supažindinama su teorija ir faktais. Laidos svečiai diskutuoja tarpusavyje, leisdami savo diskusiją stebėti ir žiūrovui kitapus ekrano. Juolab laidos tikslas nėra pasakyti, kad vienas ar kitas laidos svečias yra tikrai teisus. Jei kas nors gali laidoje išsakytus teiginius papildyti ar paneigti, darykite tai nesitrovėdami. Kuo daugiau informacijos, tuo lengviau išvelgti tiesą. Pirmąją laidą buvo nutarta daryti apžvalginę ir aptarti visas temas, kurios vėliau bus nagrinėjamos kitose laidose. Tačiau mūsų pašnekovai pradėjo nuo pinigų klausimo ir taip įsileido diskusijas, kad visos kitos temos taip ir liko nepaliestos. Tad linkiu turiningo pusvalandžio stebint mūsų diskusiją. Sveiki, gyvi Kobra TV eteryje. Pirmą kartą šiame sezone su jumis sveikinasi laida Alternatyvus požiūris. Prieš 4 metus aš sutikau žmonės, kurie privertė suabejoti nusistovėjusią mano pasaulėžiūrą. Privertė suabejoti dalykais, apie kuriuos anksčiau nesusimastydavau. Ir šiomis abejonėmis šį vakarą norėčiau pasidalinti su jumis. Ir taip man padės padaryti mano kolegos Giedrius Litvinas. Sveiki. Ir Romas Kaulinis. Sveiki. Tiek daug dalykų aš net nežinau, nuo ko pradėti. Įsivaizduoju, kad atskrido ufonautas, vaikšto po Lietuvą, žiūri, žmonės įsiėmė iš piniginės, padavė popierėlį, jam davė duonos, jis davė popierėlį, jam davė ten dar kažko, ko reikia, ir paklaus, kas čia per stebuklingas popierėlis, kodėl už jį duoda. O jeigu kitą popierėlį duosi, o kodėl neduos? Nu, tai ir klausimas toks, tai kas čia per toks mistiškas daiktas, tie pinigai. Jeigu keiti daiktą į daiktą, barteriu, natūriniais mainais, viskas aišku. Aš įvertinu šitą daiktą tiek, visiems aišku, kiek šitas daiktas vertas, jie adekvatus pagal vertę, mes susikeičiam, niekam galvos neskauda. Taip? Taip. Pinigas turėtų būti vertės ekvivalentas, išraiška vertės kažkokia, taip? Taip. Nu tai va, tai dabar tai prie ko pririštas šitas matas, pagal ką išskaičiuojama daiktų vertė. Jeigu pinigas yra vertės ekvivalentas, taip? Taip. Turėtų bent jau būti. Tai kas iš to gaunasi? Galima prilyginti tas pats kaip metras. Yra kažkur ten Paryžiuje talonas saugomas metro, kilogramų. Kas yra tiksliai užfiksuotas dydis, nei į kairę, nei į dešinę, tai yra konkretus dydis. Ir tuo metru mes matuojam viską, mes galim statyti namus, ir pas mus metras, ir Amerikoje metras yra metras. Dabar kaip yra su pinigu? Jeigu tai būtų kažkoks vertės ekvivalentas, tai ta vertė negali kisti. O ką tai reiškia plaukiantis valiutos kursas? Tai reiškia, kad šiandien metras yra 1,20 m, o rytoj 30 cm. Pastatyk namą. Prie ko pririštas pinigas? Jis prie nieko nepririštas, jeigu kursas plaukioja. O jeigu jisai nepririštas, jis negali būti matas. Tai reiškia, ekonomika kaip mokslas iš principo negali egzistuoti. Nes ar tai Mendelejevas berods pasakė, mokslas prasideda ten, kur prasideda matavimas. Kur galima pamatuoti, ten prasideda mokslas. Kur negalima pamatuoti, ten mokslo nėra. Tai žinok, ekonomika yra ne mokslas. Taip. Nes nėra mato. Taip, ir eksperimentų turi būti patvirtinama. Taip, ir kas bedarytų tą eksperimentą, jeigu sąlygos visos išpildytos, rezultatas turi būti toks pats. Ką mes dabar turime ekonomikoje? Mes turim nieko ir artėjančią krizę. Iš kur jinai atsirado? Kai jau ne tik, kad pinigas nebuvo vertė, taigi buvo derivatyvų krizė. Jie ten pripūtė tokių fondų, vadinamų vertybinių popierių, o jie nevertybiniai, o tik tai popieriai realiai. Ir tie burbulai susproginėjo, valdžia Amerikos puolė gelbėt bankus, ten pinigų krūvą sukišo, kad tai yra ne pinigai, tai yra simbolis pinigų netgi. Tai yra visiškai nieko nevertas daiktas, iš tikrųjų objektyviai nieko neparemtas. Tam ir daiktas, jeigu yra natūriniai mainai, tai viskas aišku, tarkim, pakeičiam vertės ekvivalentų padarom auksą, kaip savo laiku buvo. Tai buvo kažkoks tikresnis matas, nes to mato negali padidinti ar sumažinti, nes aukso kiekis yra pakankamai stabilus. Nu, ir gavosi, kad tie kainų pokyčiai, kol buvo aukso standartas, buvo labai minimalus lyginant su tuo, kas dabar yra, kai yra doleris atkabintas nuo aukso. Taip. Nuo tada, kai dolerį atkabino nuo aukso, pasidarė didžiausios galimybės bankininkam ne tai, kad nespekuliuot, sukčiaut. Tai yra atviras sukčiavimas
ant viso pasaulio. Nes amerikiečiai spausdina pinigus iš oro arba iš viso poros nuliukų prirašo kompiuterį, o už tai gauna naftą. Amerikonai savo laiku gyrėsi, kad mes spausdinam dolerius greičiau, negu arabai spėja išpompuoti naftą. ir šitas yra kažkur tai pasakyta oficialiai? Taip. Va tai toks ir daiktas gaunasi, kas čia per stebuklai. Ir kaip čia gavosi, kad visas pasaulis buvo pakabintas ant to dolerio? Bet tai negi nėra kažkokios kontroliavimo sistemos, ta prasme, kas prižiūrėtų? Nėra, nes spausdina dolerius privati firma, kuri vadinasi Federalinė rezervų sistema. Tai čia kalbant apie dolerius. Palauk, o mūsų visos valiutos surištos su doleriu. Atsimink, kad buvo Bretton Woodsas. Taip. Nepasibaigus karui, 44 atrodo metais, kadangi visa Europa buvo suniokota antrojo pasaulinio karo, visos ekonomikos sugriautos, visi miestai griuvėsiai. Vienintelė Amerika buvo teritorija, kurios ten nebuvo karo. Karo metu suintensyvėjo gamyba, pramonė pakilo, išlipo iš buvusios prieš tai krizės beje, karo sąskaita. Ir jie turėjo sukaupę didžiausias aukso atsargas. Ir Bretton Woods'e buvo susitarta, kadangi visų šalių ekonomikos sugriautos, valiutos nestabilios, aukso nėra, o Amerikos doleris dengtas auksu tuo metu dar buvo. Tai pasakė, doleris lai būna to lygus auksui, ten kažkiek 30 dolerių už Trojos unciją aukso kainavo tais laikais, toks kursas buvo. Ir tai reiškia, kad jeigu aš turiu dolerių, tai to lygu, kad aš turiu tam tikrą kiekį aukso. Ir už dolerį nuėjęs aš galėdavau gauti gabaliuką aukso. Tai buvo kažkiek dar garbingi mainai. Kad aukso nesitasyt, nepatogu. Taip. Bet tai buvo keičiama. Nu ir tokiu būdu amerikiečiai visą pasaulį prikabino prie dolerių. Kadangi pasaulio Europos valstybės aukso nelabai turėjo, tai tada amerikiečiai sugalvojo Maršalo planą. Jie buvo prisispaudinę daug dolerių. Nu ir ten krūvą vagonų išvarė Europą dolerių, kas sąlyginai atitiko kiekį auksui saugomą Nokso forte. Nu ir užvertė Ameriką doleriais. Europą. Europą užvertė doleriais. Nu, sąlyginių auksų. Nu, kai visas pasaulis pakibo ant dolerio, tai buvo toks pokštas, kad toksai buvo Šarlis de Golis, pareikalavo už krūvą šitų dolerių pasiimti auksą iš amerikiečių. Tai čia, kiek aš skaičiau internete, tai 2 variantai. Nežinau, kuris tikras, bet kad kažkuris tai tikras, tai turėtų tai būti. Jisai sukrovė tą popieriuką makulatūrą ir sakė, duokit mum auksą. Pagal vieną versiją. Pagal šitą pirmąją versiją, kur aš skaičiau, amerikiečiai pasakė, kaip tu šitaip, NATO partneriai šitaip nesielgia ir visa kita. Tada de Gaulės pasakė, eikit jūs kakų su savo NATO. Ir įstojo iš NATO. Tai būtų atsakymas, kodėl savo laiku pokarį Prancūzija buvo išstojus iš NATO bloko. Pagal šitą versiją, nes kitaip niekaip nepaaiškinama. Buvo draugai sąjungininkai, staiga įstojo ko. Taip. Ir pagal šitą pačią versiją, nežinau kiek čia teisybės, aš sakau, ką skaičiau. Taip. Vokietija pasakė amerikiečiams, žiūrėkit, kokie blogiečiai tie prancūzai. Už dolerį, už auksą kažkokį parsidavė ir įstojo iš NATO sąjungininkai. Nu negražu, mum atiduokit auksą ir mes neįstojom. Ir vokiečiams atidavė auksą ir jie neįstojo iš NATO. Ir todėl toks gaunasi atsakymas, kodėl vokiečių markė buvo tokia pat stipri ir stabili kaip doleris ir visos kitos valiutos, nors sugriauta Vokietija buvo totaliai. Tai tokia versija yra. Taip. Vienu žodžiu, kai amerikiečiai pamatė, kas čia per stebuklas gaunasi, kad jau ir auksas baigsis, nes dolerių buvo prispausdinta gerokai daugiau, nu tada 71 Niksonas vienpusiškai nepasitarė su pasaulio visuomenė, atkabino dolerio pririšimą prie aukso ir jisai pasidarė popieriukas ir jo vertė yra tokia, kiek kainuoja popierius, dažai ir darbuotojų darbas, atlyginimas. Viskas jo yra reali vertė tik tokia. Taip. Bet kadangi visas pasaulis pagal Bretton Woodso sutartį tam, kad galėtų emituoti savus pinigus, privalo turėti arba aukso atsargas, arba dolerių atsargas, šito nieks nepanaikino. Tai Bretton Woodso sutarties tik tam tikra dalis buvo panaikinta? Bretton Woodsas nebuvo panaikintas po šiai dienai. Tam, kad tu išleistum pinigus, tu turi turėti arba dolerius, arba auksą. Kaip su eurais? Bijau, kad taip pat. Tai, kad amerikiečiai negalėtų išpirkti savo dolerių ir atiduoti kažkokias prekes ar paslaugas, tai yra 2 kart 2 ir tai jau seniai jau jie šito nebegali.
Ir tas Maršalo planas garsusis buvo padarytas irgi tam, kad atsikratyti savo infliacijos, nes karo metu, kaip taisyklė, trūksta pinigų ir žmonės įjungia spausdinimo mašinėlę. Ir ta mašinėlė įgavo tokį rimtą pagreitį, kad pokarį patiem amerikiečiam atsidarė problema, kad reiks devalvuoti savo valiutą. Savo krizę jie eksportavo į Europą ir pas jos pinigų masė liko proto ribose, kiek jiems reikia viduj, o visą perteklių išmetė į pasaulį ir jisai plauko. Ir yra tokia versija, kad jeigu nebūtų subirėjus šitą Sovietų sąjungą tada, kai subirėjo, būtų pratempus dar kokius 10 metų, Amerika būtų užsilenkus, nes nebūtų kur eksportuoti dolerius. Nes jie turi problemą, kur juos iškišti. Ir būtent todėl, kad atsikratyti šitos hiperinfliacijos savo viduj, reikėjo dolerius mesti į pasaulį. Ir apsėklino visą žemę šitais savo žaliais popieriukais. Būtent todėl Kinijos pramonę amerikiečiai remia, duoda jiems žalių ir viso kito, kad jie vystytųsi, nežiūrint to, kad ten komunistinė valstybė. A kodėl? Jiegi už demokratiją kovoja. Kaip jie remia komunistinį Kiniją, taip? Kodėl? Jiems reikia atsikratyti žaliais. Dabar jau labai ateina negeri dalykai ir kaip jie iš to išlips, aš nežinau, nes skesim kartu visas pasaulis, nes visas pasaulis apsėklintas doleriais. Ir jeigu nuvertėja doleris, tai ir mano santaupos, ir kiniečių, ir visų kitų taip pat išlėkė į orą. Mes atsidūrėm ties labai rimtus lenkščių ir čia grėsia negeri dalykai žemė. Dar vienas dalykas, kurį aš išgirdau paties kalboje ir ne vieną kartą, kas mane domina. Tarytumiai būtų viena iš galimybių išlipti iš finansinės krizės, tai karas. Anksčiau Amerika per karus lipo. Ir iš pirmos krizės per pirmą pasaulinį ir iš antros per antrą. Jeigu sekant logiką nuosekliai, tikėtina. Aš kažkada tai bandžiau pasidalinti su savo kitais kolegomis, savo darbe ar kažkur, tai tiesiog pažįstamų rate, tai daug kas tiesiog laiko, šiek tiek vaikštelėjusiu, kad man šiek tiek ne visi namuose, kada aš pradedu apie tokius dalykus kalbėti. Ir kaip tai žmonėms pateikti? Gerai, Laimonai, pavyzdžiui, tai, ką dabar išgirdai, pavyzdžiui, viskas yra lyg ir logiška, lyg tai, taip? Taip. Ar galima šitos faktus, kurie buvo paminėti, paneigti? Ar jie ne faktai? Tokių sutarties nebuvo, Maršalo plano nebuvo, ten to nebuvo. Buvo Maršalo planas. Pavyzdžiui, mes čia turbūt daugiausiai remiamės šiuo atveju filmu Money Masters, kur buvo 96 metais pastatytas Steel Billas toksai. Ir Amerikoje, nežinau, kurios televizijos kompanijos yra jisai ekonomikos apžvalgininkas. Po šiai dienai kalba labai daug. Ir būtent jo pastatytas filmas Money Masters buvo būtent pinigų istorija. Ten ilgas filmas yra labai daug faktų. Anglų kalbo originalas to geras, kad tuo pačiu eina angliškas tekstas, tuo pačiu titruotas, kad kas nesupranta, pavyzdžiui, kaip ištarta ar kažką gali perskaityti tuo pačiu. Ten labai daug faktų. Ypatingai daug. Ir aš labai norėčiau, tikrai, būtent labai norėčiau paprašyti, kad jeigu kažkas žino, kas nors yra ne taip, paneikite. Bet tai sakant, ta logika, jeigu iš tikro tai, ta prasme, mes pripažįstame, kad tai yra tiesa, aš matau, kad jūs tikrai netikite tuo, kad mes lipame iš krizės. Reiktų vieną klausimą užduoti, kuris, aš manau, labai daug pasako. Kiekvienam tokį klausimą užduoti. Pavyzdžiui, kokios yra šios krizės priežastys? Pasaulinės ekonominės krizės priežastys. Bėga benzinas iš bako, taip, galima dapilto benzino. Taip. Pripildyti baką, bet vis tiek toli nenuvažiuosi. Tai arba brangiai kainuos. Jeigu žinom priežastį, mes galime pataisyti tą priežastį. Tai dabar, kalbant apie krizę, ar tikrai tos priežastys panaikintos? Ne. Niekas nepanaikinta. Pagal tai klausimas, atsakymas. Dabar reikalas toks, kad prikaupę labai daug dolerių turi Kinija, daugiausiai pasaulyje, kiek aš žinau. Ir jie bando kažkiek dabar, kol dar įmanoma, tos dolerius nuplukdyti atgal į Ameriką ir perka tenais, ką įmanoma, stabilesnio. Vienu žodžiu, bando bent dalį jų įbrukti, nes jeigu bus kolapsas, tai viskas lekia į orą, visi tie pinigai lekia į orą. Dabar dar truputį grįžtant, jeigu prie ekonomikos šitų reikalų ir prie Maršalo plano. Tai visą laiką mes žinodavom tik tai, kad buvo Maršalo planas finansinė parama. Bet yra dar toksai rusų ekonomistas Khazinas. Pasirodo, dar yra kita medalio pusė. Ot Khazinas kalba. Sako, įsivaizduok, gerai, amerikiečiai davė dolerių. Atsirado pinigų,
tarkim, vokiečiai pradeda statyti kažkokią gamyklą, taip, patys po karo sugriauti, pinigų neturi, pasistatė gamyklą, pradėjo gaminti produkciją ir kas ją pirks? O nieks nepirks, nes nieks pinigų neturi. Maršalo plano antroji dalis esminė, kad Amerika po karo atvėrė savo rinką. Ir jie visas tas pagamintas europinės prekes įsileido ir laisvai jas pirko, nes jie turėjo pinigų. Ir tik tais po to, kai jie parduodavo prekę, jau atsirasdavo papildomų pinigų jiems realiai kilt. Jeigu tik Amerika uždaro savo rinką, iš karto ta šalis pradeda smukti. Nes didžiausias vartotojas visako, ir energijos, ir prekių, tai yra Amerika. Ir jau seniai tas dalykas. Ir va toks pokštas, vadinamasis garsusis Japonijos ekonominis stebuklas, tai lygiai tas pats. Amerika atvėrė savo rinką japonų prekiams. Ir jinai pakilo. Lygiai tas pats yra su Kinija. Jeigu tik tai dabar Amerika nustoja pirkti, a viduje nėra kam pirkti, kiniečiai bėdni. Ten nedaug turtingų, yra dalis gyvenančių kaip europiečiai, o didžioji dalis ir dviračio neturi. Sauja ryžių ir basas vaikšto. Va ir visas anekdotas. Ir jie su visa savo gamyba atrodo gamintojai, pasaulio gamintojai. O jeigu tik tai neperka ir viskas. Taip, ir todėl visi šitoj kriziniai situacijai visi tyli ir apsimeta, kad nieks nevyksta. Nes visiems kolapsas, juodas. Ir kas bus po to? Kažkoks dvasinės turės būti virsmas. Čia jau su medžiaginiais dalykais, niekaip neįsisuksi. Turės keisti žmonių požiūris į žmonės, į aplinką, į supančią gamtą. Ir visiškai radikalus čia turi būti lūžis kažkoks, kaip priėmus naują religiją kažkokia, būna lūžis žmogus vieną daręs, taiga pradeda Allah Akbar sakyti, arba Jėzus yra viešpats, arba dar ką nors ten mantrą šnekėt, kaip krišnaitas kažkokias tenai. Lietuvoje šiaip jau yra, aš ne vieną kartą esu girdėjęs tokių minčių, kad daug kas sako, kad krizė, kuomet jau buvo pas mus labai juntama ta krizė, kuomet buvo jos, sakykime, apogėjus, tai daug kas šnekėdavo, kad krizė yra ne tik finansinė. Taip. Krizė yra moralinių vertybių krizė. Iš tikrųjų, aš pats, pavyzdžiui, labai pastebiu tuos dalykus, kad niekas nebegerbiama. Palauk, visi kalba apie teisės ir niekas apie pareigas. Ir jeigu vaikui dabartinis tėvas kažką nori pasakyti, jam atsakys dažniausiai, o kodėl turėčiau? O pasirodo iš tą frazę, o kodėl turėčiau, buvo kažkokiam multike, animaciniam, kažkokiam filme. Ir tas užkratas susvetimėjimo ir žmonių blogėjimo eina iš tos dėžutės, iš žydrojo ekrano vadinamo. Ten labai daug agresijos, ten labai daug nepagarbos, ten yra labai daug prievartos, ten yra tiek mėšlo, kad aš tada už cenzūrą. Kodėl jis ten patenka? O todėl, kad reikia, kad žmonės būtų artimi gyvuliams, tada su jais aišku, ko jie nori, pripilė į lovį ir aišku, kad jisai valgys, jeigu dar patelė šalia ir visi poreikiai. O jeigu žmogus kiekvienas su savo dvasiniais poreikiais, su kažko, žinai, kaip sunku valdyti, kaip jo sukontroliuosi? Jeigu kiekvienas yra asmenybė. Jeigu anksčiau menas, kad ir net tarybiniais laikais, va šitais sunkiaisiais, stengiasi kelt žmogų, kuo aukščiau, ugdyti žiūrovą, teatre nestatė kažkokių tai pjesių vienadienių, stengiasi kelt žiūrovą kartu ir ugdyti žiūrovą, tai dabar niekas to nedaro, dabar pataikauja žiūrovui ir žemiausiems skoniams ir finale pats tas visas menas eina žemyn. Nes kur mes sėdim? Mes sėdim čia. Žmonės vertino savo praeitį. Net ir senus baldus, čia mano senelis, jais naudojosi ir visa kita. Praeitis buvo kažkas svarbaus, vertingo. O su tuo automobiliu mano dėdukas važinėjo, išsaugojo, iščiūsti jau dar turiu. Ir visa kuo. Tai Amerika atnešė kramtoškę. Porą krimstelėjimų, skonis pasibaigė ir įspjovė. Jeigu dar burbulus galima pūsti ilgiau pakramtysi ir viskas. Niekas nesididžiuoja, kad aš važiuoju su automobiliu, kuris ten kažkoks, man nauja, paskutinį modelį ir viską nauja ir mes finale gaminam prekių daug kartų daugiau negu jų reikia. Mobilių žmonės keičia į metus kelis kartus. Kodėl? Jeigu su juo ir taip galima kalbėtis. Bet mes užprogramuoti, vartot. Lygiai taip pat ten kažkoks svajonių sodas yra, kur neaiškios lyties padariukai kažką tai daro. Ir taip mums propaguojamas šitas belitiškumas arba abilitiškumas arba iš viso kažkokia nesąmonė. Mums plauna smegenės intensyviai ir tą reikia žinot, kad plauna smegenės kiek tik tai turi jėgų. Ir taip vienas iki nusipurtit, nusiplaut šaltų vandeniu
ir pagalvot, o kaipgi anksčiau žmonės gyveno, tai žinok, taip kaip gyveno, tai gyveno teisingai. Nes taip kaip jie gyveno, išgyveno tūkstantmečiais. Su supratimu doros, teisingumo, pagarbos. Išgyveno. Mes jau baigėmės. Mes visi su tokiu dideliu noru, su tokiu entuzijazmu bėgom iš socializmo į kapitalizmą ir skaitėme, kad kapitalizmas tai yra kažkas tokio, kapitalistinė valstybė. Mūsų buvo įtikinę. Buvo Laisvės radijas ir Svobodna Evropa ir visi kiti. Buvo jūreivių pasakojimai, kurie grįždavo ir sakytų, žinai, ten kaip. Bet nieks nesakė, kiek ten lūšnynuose gyvenančių ir visokių kitokių daiktų nepasakojo. Sakė, tai ko pas mus nėra ir atrodė, kad va tik laisvę duok ir mes gyvensim taip pat. O kad ten yra dvasinis kurtas ir ubaginas didžiulis, tai tai nelabai šnekėjo. Net ir Amerikoje stato, tarkim, spektaklius didžia dalim iš klasikų. Ir Šekspyrą tebestato, ir tą patį Čechovą tebestato, ir daug ką iš klasikų tebestato. Tai va tokie ir dalykai gaunasi, kad ten visgi kažkokios buvo rimto daikto, šaknės rimtos. O dabar mes be šakniai, mes kramtoškiai, mes krims ir spjauni. Nes neskanu, tuščia. Ir mes padaryti per prievartą vartotojais. Žmogus jaučiasi kompleksuotas, jis įtraukia seną kažkokį tai aparatuką moglaus ir eina skambint, kad nieks nematytų, iš kokios jis skambina. Tai čia ką normalu? Mes jau ligoniai. Žinoma. Mes dabar jau 21 amžiuje, viskas pas mus čia technologinės naujovės fantastiškos, o atradimai tokie fundamentalūs dalykai jų kaip ir nėra. O tai čia problema kita. Bet galima visą šitas problemas surišti per vieną problemą. Bandoma viską pamatuoti pinigais. Čia yra tarp kitko didelė problema, nes pavyzdžiui, sakykime, kalbėkime apie tokį labai gyvenimišką dalyką. Pavyzdžiui, gydytojo darbas. Pavyzdžiui, sako, atliko tiek ir tiek operacijų, tiek ir tiek ten vaistų paskyrė, tiek ir tiek ten aplankė ligonių. Na, sakykime, tai kas logiška. Taip. Bet jeigu taip iš kitos pusės pagalvojus, sakykime, šeimos gydytojas, jis turi ten kažkokį rajoną ten arba kažkokį kiekį. Pavyzdžiui, nieks neserga. Gydytojas neišrašė nei vaistų, jis tik tai galbūt su visais ten praveda kažkokius tai sveiko gyvenimo, kaip pasakius, kažkokius tai patarimus. Profilaktika. Nieks neserga. Tai ką, gydytojas blogas. Pinigais išreiškus, buhalteriškai. Jis blogas gydytojas. Taip? Operacijų nepadarė. Aš čia dabar juokauju, bet jūs suprantate, ką čia visai ne juokas. Čia visai ne juokas. Aš nežinau, ar čia tiesiog. Čia labai rimtas reikalas. Aš esu, pavyzdžiui, skaitęs, bet tik tai, vėl nežinau, ar čia teisybė, bet kad, pavyzdžiui, Kinijoje, būtent, ar Japonijoje, bet atrodo, kad čia Kinijoje, kad gydytojams, šeimos gydytojams, jeigu jo tie, kaip pasakius, kada jis gauna kažkokią algą, tie pacientai tam tikrą. Jeigu neserga, tai jis gauna algą, bet kada, reiškia, serga, ten, sakykime, kokia nors epidemija atėjo, ten gripo epidemija arba ten kažkas serga, tuo metu jisai, reiškia, gauna mažiau algos, nes jisai, reiškia, blogai dirbo. Arba pas jį daugiau serga. Tai žiūrėk, kad priešingai, iš tikrųjų tai yra logiška. Taip, ir tai labai logiška. Ir tai išspręstų krūvą problemų. Tu visai teisus, nes jeigu pagal tai mokėt, kiek žmogus atliko darbo, tai tokiu atveju nedaug dievė gaisrininkus pervesim. Į šitokį principą tai pradės padeginėti namus. Ir uždirbtų. Ir degs, žinok. Tarp kitko, tikrai, čia ne vieną kartą teko kalbėti su medikais, kurie sako, tikrai, jeigu aš duosiu vaistus, kurie taip labai greit, pavyzdžiui, pasveiks, tai gal geriau žmogui paskirti kažkokiu tai, kažkokią profilaktiką, kad jisai lankytų, kur ligonių kasos apmokės, kažkokie šildymai ten bus, taip toliau, nors gal galima būtų kažkaip greičiau, bet jiem neapsimoko, kadangi mažiau darbas bus įvertintas. Bet kadangi tai yra vertinama pinigais. Lygiai tas pats daugelės ryčių. Čia tiesiog, jeigu paminėjai mokslą, tai lygiai tas pats. Jeigu kažkokią laboratoriją, kažką ten tyria, taip toliau, tai jiems svarbu įsisavinti kažkokį fondą. Jūs pagalvokite apie patį žodį. Pavyzdžiui, Europos pinigai, ten kažkokia tai yra kažkokias rytis, jos reikia įsisavinti. Taip. Ar sovietmečiu tas pats buvo? Šiaip, pagalvokite. Arba sovietmečiu, kai tas pats buvo. Aš elektronikoje dirbau, būdavo temos kažkokios ten uždaros, ką reikėdavo konstruoti ir visą kitą. Ir jeigu pernai metais mes gavom šitiek pinigų kažkam, tai mes kitais metais turim rašyti iš lempos, kad mums reiks tiek ir tiek, kad nesumažėtų. Nes jeigu tu prasisuksi sumažiau, tai kitas iki tau daugiau neduot. Ir reikia įsisavinti. Tai įsisavindavosi kaip kas galėjo. Viską išmatuoti pinigais. Čia yra problema.
Nesakau, kad nieko negalima išmatuoti pinigais, jokiais būdais, ne, bet kada šitai pastatomas iš kitos pusės klausimas, tai yra kelia daug problemų. Tarp kitko, Dr. Deagle, Granada Forum, 2006 metų spalio lapkričio mėnesį, jis tokį oficialų pranešimą. Jis, kiek supratau, užsiema gydymo įstaigų priežiūrą. Čia apie Amerikos kalbų. Jisai apkaltino oficialiai kai kurias firmas vaistų, kurios turi, aš matot, kadangi ne medikas, tikrai to tai natūralu, mes apie patį principą. Ten eina kalba apie kažkokias kepenų ligas, kurios yra pagydomos. Jau surastas ten kažkokie tai vaistai ir nupirkti patentai jų negamina, todėl kad tai visiškai neapsimoka. Kadangi valstybė ligonių kasos moka labai daug pinigų ir tie žmonės yra gydomi, kaip pasakius, iki mirties, ilgai dar gydosi, kokie 8-5 metai. Čia ne jokas, iš tikrųjų, rimtai. Čia įsivaizduokit, ką aš sakau, tai pagalvokite. Reiškia, jeigu yra išspręsta problema, jos neapsimoka. Nupirkau patentą, viskas oficialu, negaminu. Man dėl kažkokių priežasčių, per brangiai gamyba, aš negaminu tų vaistų. Ir niekas negali gaminti, kadangi, įsivaizduokit, kada piniginiai santykiai, kada atsistoja aukščiau negu, drįsiu dabar pasakyti, negu moralė. Taip? Tarp kitko yra ryšys tarp ekonomikos ir moralės. Trumpai pasakysiu, pavyzdžiui, laikas, pinigų kiekis ir moralė. Dabar galima surišti vieną tokį. Sakykime, jums dabar užduosiu tokį kaip užduotį. Įsivaizduokit, padarykite biznio planą kokiem 4-5 metam biznio planą. Įsivaizduojat, jūs kažkokią tai gamybą organizuojat, paimat paskolą, kadangi jeigu nėra pinigų, paimat paskolą, nuperkat kažkokią tai įrangą, tenai apmokina tos darbuotojus, jūs aišku tiki tuo, ką darote, tai kas be ko. Ir sakykime, jūs per tuos 5 ar 6-7 metus, sakykime, ten kažką uždirbat, atiduodat tas paskolas, toliau jau su perspektyva, kad tas bus reikalinga ir jūs atliekat tą paslaugą. Nesakau kokią, čia nesvarbu. Taip, nesmė. Dabar jeigu tą pačią užduotį, pagalvokite, mes dabar pabandykime padaryti tą pačią užduotį, sutraukime į 2 metus. Jau jūsų nebus kada per daug ten. Gerai, dar galima kažką mokinti ten, kažką ten darbuotojus toliau, bet jau aš prie ko vėsiu, suprasite. Paskui sakysiu, padarom, bet tiesa, pinigų kiekis lieka tas pats, kurį jūs turite padaryti, sakykime, tada mums reikėjo 1 milijoną uždirbti dabar. Pavyzdžiui, metai laiko jums reikia uždirbti 1 milijoną. Jūs jau realiai taip, kad kažkokią gamybą daryti, kažką, gal dar kokios srity galima, bet jau praktiškai jau, įsivaizduokit, jeigu jūs kažkokią tai srity jau ne. O dabar pasakysiu kitaip, 1,5 metų, mėnesis aš jums duodu. Viskas, jūs nueinate, tam, kad ir užduotis jūsų įsivaizduokite. Taip, tas pats, uždirbti milijoną. Tai ką, jūs nenorite, eisite link kriminalo. Galia, jeigu įvešiu narkotikus. 10 minučių, reiškia, plyta, kaip sako, parduodama po tiltų, taip toliau. Taip. Žodžiu, mes einame arba pinigų kiekį didinant, arba mažinami laiką, mes einame prie ko? Prie kriminalo. Dabar iš kitos pusės, sakykime, tą patį biznio planą, jums reikia 1 milijoną uždirbti, aš jums duodu vietoj 7 metų, pavyzdžiui, 15-20 metų. Jūs jau tikrai pradėsite šiek tiek. Ir planavimas visai kitas. Ir jau perspektyvus. Bet galima tada kažką bandyti daryti, neperžengiant moralinių normų. Taip. Tai, kas yra viduje, ne tų, kurios parašytos kažkokios, aišku, daugelis surašytos. O dabar, sakykime, jau sunkiai įsivaizduojame, sakykime, biznio planas 100 metų į priekį. Jau tikrai, įsivaizduojate, jūs jau mokinsit vaikus, kad jie gerai elgtųsi, kad jie tą darytų ir taip toliau. O dabar įsivaizduokit lygiai tą patį, tik tai, kaip aš sumažinau iki nesąmonės, iki 1 valandos tą milijoną uždirbti, tai belieka tik kriminalų užsiimti, nes neįmanoma, dabar aš jums duodu 1000 metų, sakykime, planas, biznio planas. Tai ką, jūs pradėsite tas pačias tiesas, tenai, nedarykite tam to, kad nenori, kad tau būtų daroma, kad pasiesite įpjausi, taip toliau, visos 10 Dievo įsakymų, ten ką tik norite. Jūs prieisite prie grinai moralinių normų. Suprantate, ką aš norėjau pasakyti? Tai štai, santykis tarp ekonomikos, arba, tarp biznio, kaip čia pasakyti, ir moralės. Per laiką, per šitą žodžių, gaunamas toksai. Ir dabar, kadangi viskas bandoma matuoti pinigais, ir pinigų kiekis, kiek galima didesnis visose srityse, mes einame link to kriminalo, kaip sakiau. Gal tas kartais yra užslėpta forma, kartais mažiau užslėpta, bet kažkaip nėra labai normalu, kada sakykime, vieni oficialiai uždirba ten per kelis metus, sakykime, milijardus, yra tokių, patys žinot. Taip. Ir tie, kurie galų su galu nesudari. Ar tikrai čia viskas teisinga? Nes, pavyzdžiui, reikia nepamiršti, kad tarp tos dalyko, kaip yra, kaip, sakykime, teisybė arba, kaip pasakyti, tiesa, taip, ir tai, kas yra pagal įstatymą teisinga. Taigi visiškai nebūtinai. Teisinga ir teisėta. Teisinga ir teisėta, teisingai. Priklausomai nuo pinigų kiekio.
priklausomai nuo pinigų kiekio. Mes galime, kaip pasakius, tą santykį keisti tarp teisingo ir teisėto. Kadangi jeigu turi labai daug pinigų, tu bet ką gali padaryti teisėtų. Tokiu atveju... Gali įstatymus nupirkti. Taip, ir bus teisėta. Elementariai čia mes, kas pas mus labai... Nu, o visur tas pats buvo, kai FRS įsteigė, kai buvo. Nežinai? Ne. 13 atrodo metais buvo FRS įsteigtas. O FRS? Federalinė rezervų sistema. 913. Buvo piliečiai buvo susirinkę saloj, Džekilo saloj, vedantis bankininkai. Tai buvo super slaptas pasitarimas, Morgano atrodo priklausė ta sala. Jie ten super inkognito nuvažiavo, jie ten net tų dėrybų metu vienas į kitą tik vardu kreipdavosi, kad personalas aptarnaujantis jų negalėtų identifikuoti. Prisimaskavę ir jie kurpė planus, kaip padaryti šitą federalinės rezervos sistemos, va šitą bankinę sistemą, kad tai būtų privačiose rankose, bet skambėtų ir atrodytų kaip valstybinė institucija. Už tai ilgai jie diskutavo dėl pavadinimo ir federalinė rezervų sistema labai skamba valstybiškai. Ir nieks negali įtart, kad tai privati kontora. Tai vienas iš aspektų. Ir jie ten išmastė, kaip padaryti, papirko tam tikrus kongresmenus. Ir kadangi buvo įstatymas priimamas gruodžio mėnesį prieš pat Kalėdas, didžioji dalis šitų kongresmenų išvažinėjo namo prieš šventes. Buvo pasižadėta, kad nieko svarbaus nebus priimama. Ten jų ir kiekis buvo ribotas. Per pačias Kalėdas. Ir ant pat išvakarių. Ir tas įstatymas buvo pakeistas ir pasirašytas prieš pat Kalėdas. Ir federalinės rezervų sistemos aktas įsiteisėjo ir mes dabar turim tai, ką turim. Tai va toks ir daiktas. Tai lygiai taip pat uždirbti pinigus ar juos gauti. Jie sudarė sąlygas gauti pinigus savo, už ačiū ir iš oro. Ar jie uždirbo? Ne, jie neuždirbo. Jie padarė didelę suktybę ir mes pakabinti visas pasaulis dabar ant šito po šiai dienai. Ir niekaip neišeina tą įstatymą atšaukti ir niekaip neišeina padaryti valstybinėms institucijoms audito, kiekgi turi, tarkim, Nokso forte federalinis rezervas, nes tai valstybėje nepavaldi institucija. Ir visas anekdotas, čia yra teisėtas. Teisėta ir teisinga. Du skirtingi dalykai. Visi žmonės normalų supranta, kad tai yra apgavystė, kad tai yra neteisinga ir tai nedora ir negarbinga, bet juridiškai tai yra teisėta. Ir papūstų man į uodegą. Kaip supratote, laidos svečiai savo diskusijos nebaigė. Tiesiog jį netelpa į mūsų trumpos laidos rėmus. Todėl šiandien su jumis atsisveikinu ir lauksime jūsų dėmesio lygiai po 2 savaičių, kuomet pratęsime diskusiją. Iki.